Gerai, mikrofonas, viskas tvarkoja? Manau, jo. Tai labas, Maja. Labas ryt. Ir sveiki visi, susitinkame mūsų 28-oje laidoje liktais, gal 29-oje, jau nebeatsimenu iš tiesų net kuri laida. Sveiki visi, čia su jumis laida gimnazijos tinklalaidė iš arčiau. Ir šiandieną svečiuose turime gimnazijos trečiokę Mają. Labas, Maja, dar sykį. Labas. Tai kaip tu šiandieną jautiesi? Visai gerai, biški jaudulys jama, bet nieko tokio. Normalus dalykas, nieko baisaus. Gerai, žiūrėk, kad būtų šiek tiek drąsiau, pažaisime mūsų jau visai tradiciją tapusi žaidimo ryšyje. Čia ant stalo yra kortas, čia yra įvairiausi klausimai, tai kviečiu tave ištraukti kortelę ir ten bus klausimas. Užduok man, o aš padarysiu tą patį. Gerai. Kaip supranti, kad nerimauji, ką jauti kūne, kurioje vietoje? Kaip suprantu, kad nerimauju. Iš tiesų, mano kūne atsiranda tokia įtampa. Visam kūne aš jaučiu ir daugiausiai, kaip ir pas visus kitus žmonės, va čia pečiuose, va čia atsiranda, žinai, ir aš jaučiu, kad kai jau pas mane atsiranda nerimas, aš jau toks darausi, taip gužiuosi ir ta įtampa yra visam kūne. Ir būna dažnai, kad jau kai atleidžia įtampą, man taip pradeda skaudėti nugarą, žinok. Šakės toks, va ateina vakaras ir taip skauda nugarą. Nu gerai, Maja. Papasakok apie knygą arba filmą, kuris paliko stiprų įspūdį. Dabar reiktų atsimint. Gerai. Aš dabar pastaruoju metu biškį nei žiūrėjau filmų, nei skaičiau kažko daug. Net aš realiai neturiu atsakymo šiuo metu. Paskutinis filmas, kurį žiūrėjome, mes jį žiūrėjome kartu, ne, visi buvome kino teatre ir žiūrėjome multiką, ne, Arko. Jo. Ar jis paliko tavo įspūdį? Paliko, taip. Šiaip labai daug emocijų sukėlė, aš vos ten neapsiverkiau, bet jo, paliko labai didelį įspūdį. Taip, mes buvome jaunojo kino žiūrovo dienose ir tenai matėme multiką Arko. Jis jau pavasarį turėtų pasirodyti kino teatruose, tai labai kviečiame jūs visus pažiūrėti ir įvertinti. Iš tiesų labai vertas dėmesio multikas, taip? Jo. Gerai. Tai Maja, šiandien atvykai pas mus ir mes labai norime su tavimi susipažinti ir suprasti, ne, kas yra Maja. Ar gali papasakoti apie save? Kas tu esi, ką tu veiki laisvalaikiu, kaip tu save pristatytum? Na, įprastai, kai aš galvoju apie save, tai aš daug neįsivaizduoju, bet kai aš pradedu galvoti apie tai, tai tada tokia realizacija pareina, kad aš ir piešiu, aš groju gitarą, aš lankau teatrą, mane domina kinas ir aš ir filme filmavausi ir toks, gal vis dėlto daug ką ir veikiu. Daug laiko praleidžiu šiaip su broliais, kas biški man sumažina mano laiką kitoms veikloms, bet aš vis tiek stengiuosi daryti viską, ką aš mėgstu, kuo daugiau. Iš tiesų daug. Ir piešimas, ir gitara, ir vaidyba, ne? Tiek teatre, tiek kine. Ja. Wow. O gerai, pabandykime šiek tiek pasinerti tavo meninę veiklą, gerai? Tu į teatrą atėjai, tu į šitą gimnaziją atėjai 9 klasį, labai puikiai atsimenu, ne, ir atėjai į teatro būrelį kažkada pas mane. Ir sakai, sveiki, aš noriu pabandyti. Ir aš sakau, gerai, Maja, ateik, pasižiūrim, ne, atėjai su Agota tada. Ir kodėl tu sugalvojai ateiti į teatrą? Kas tave paskatino? Ta prasme, ar tu turėjai kažkokios jau patirties, ar norėjai išbandyti? Šiaip neatsimenu tiksliai, kaip ten buvo,
Aš žinau, kad aš labai išbandyti norėjau ir mane šiaip labai traukė vaidyba ir aš galvojau, gal reiktų pabandyti, bet aš nebuvau drąsi, aš neturėjau pasitikėjimo savimi, tai buvo tokia baimė, kad gal ne taip išeis kažkas. Bet aš džiaugiuosi, kad aš atėjau. Man rodos, gal net Agotos iniciatyva buvo didesnė drąsa ateiti, bet sunku prisiminti. Mhm. O tu atėjai ir iš tiesų tu ir pasilikai, nes ir 9 klasėje, ir 10 klasėje tu vaidinai. Ir iš tiesų beveik visuose, man atrodo, gimnazijos pasirodymuose tu buvai. Daug maž taip. Kodėl? Kas tave paskatino pasilikti? Jo, ir šiais metais tu irgi vėl vaidinai. Ir tarsi, kodėl? Kas tave tenai laiko? Negalėčiau tiksliai pasakyti, tiesiog žinau, kad mane traukia, aš noriu ten būti ir labai visas procesas patinka man ir pats buvimas ten, kaip sakoma, čia ir dabar. Nežinau, tiesiog patinka, pačiai širdyje gera ten būti ir visą laiką stengiuosi tai įterpti. Netgi kai ir mažai laiko, kažkaip stengiuosi vis tiek dalyvauti. Mhm. O sakai, lygiai taip pat pieši, ne, ir groji gitarą. O kokią gitarą groji? Akustinė ar elektrinė? Elektrinė. Šiaip pradėjau 3 klasėje su akustinė. Ir tada, man rodos, 6 klasėje gimtadienio progą gavau elektrinę. Bet šiaip, kas biškai juokinga, kad per visus tuos metus aš neturėjau pakankamai laiko vis tiek normaliai išmokti groti. Tai vis buvo, kad aš mokausi, nebesimokau. Tai realiai dabar jau kelis mėnesius taip normaliai pradėjau groti. Tai tuom visai džiaugiuosi. Wow. Ir koks vat kūrinys, kurį tau labiausiai patinka groti? Ilgą laiką buvo labai paprastas Where is my mind. Bet dabar paliepia akistata. Bet jis irgi gan paprastas. Tai. Mhm. O tu pasakai pieši, ne? Mhm. Kiek laiko jau? Aš visą laiką piešdavau daug. 4 klasėje gal labiausiai atsiskleidė toks. Tada 5 klasėje aš visą ėjau į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaziją. Tai tas irgi labai paskatino. Aš nepamenu, kaip tiksliai ten buvo, bet... ir po to mano planas, atėjo karantinas ir mes grįžom į Vilnių. Ir aš šiaip turėjau idėją eiti į Čiurlionio, bet kažkaip gavosi, kad grįžau į savo seną mokyklą. Mhm. O koks būtų piešinys iš tavo visos kolekcijos, kurios tu esi nupiešus, kuris tau labiausiai prie širdies, kur tu pažiūri tą piešinį ir gali pasakyti, mano geriausias darbas, kurį esu nupiešus? Turbūt mano paskutinis piešinys, paveikslas tiksliau, kurį aš dovanojau seneliams Kalėdų progą. Tai aš nutapiau jų trobelę sodyboje. Ten pirtis trobelė ten. Mhm. Ir ta trobelė yra nuotrauka šiaip, kur apsnigusi ir radau pas močiutę Instagrame. Ir pagalvojau, būtų labai gera dovana seneliams. Mhm. Tai vat. O, wow. Aš dar norėčiau pasitikti, tavo močiutė turi Instagramą. Taip. O, čia tai yra moderni močiutė, ne? Mano močiutė nėra labai sena. Mhm. Jai 50 kažkiek. Jaunoka. Labai jauna močiutė? Taip. Labai gerai. Gerai. Ir tu prieš tai paminėjai, kad tu turi brolius, ne? 2 jaunesnius brolius. Mhm. Ar galėtum pasidalinti, ką reiškia paaugliai merginai turėti 2 jaunesnius brolius? Koks jausmas apskritai turėti 2 brolius?
Turi savo pliusų ir minusų, kaip ir viskas. Šiaip linksma su juos turėti ir tenais, pavyzdžiui, kai lauką išeinam ir kai daug sniego ir tada dar vis turi tą laiko pasidžiaugti jaunystę ir su jais kartu nuo kalnelių pasivažinėti. Bet būna ir didelių sunkumų, kur reikia atsidėlioti laiką, kad spėti viską pasidaryti. Nu, ten, pavyzdžiui, jeigu juos pasimti iš mokyklos arba darželio, bet ir tuo pačiu metu visos kitos veiklos, kurias turi ir labai susimiksuoja, tai gal tas sunkiausia. Bet kokiu atveju aš juos labai myliu, nors ir kiek mano laiko užėmė. Ir aš džiaugiuosi, kad jie yra. Prideda veiksmo daugiau. Taip. Ir iš tiesų skamba, kad tu su jais labai daug laiko praleidė, ne? O vat, iš tavo perspektyvos, nu, vat, tu esi Maja, tu turi savo tam tikras charakterio savybės. Kokias norėtum, kad tavo broliai perimtų tavo charakterio savybės? Turbūt, kad aš pati dar tas savybės atrandinėju. Tai galbūt, kad jiems pasisektų anksčiau atrasti tą pasitikėjimą savimi. Ir tiesiog niekada nesustoti ir toliau eiti link savo tikslų. Tai va. Tu jau atradai pasitikėjimą savimi? Daugmaž. Dar biški trūksta iki to galutinio, bet jau tikrai geriau negu anksčiau. O gal galėtum išduoti mums paslaptį, vat kas tau padėjo atrasti pasitikėjimą savimi? Turbūt teatras. Teatras padėjo, ne? Jo, bent jau didžiausią dalį davė tikrai teatras. Nes tada jau turi priimti tą, kad jau turi daryti ir toks, nežinau, net nežinau kaip pavadinti. Dar kitas dalykas turbūt būtų mano mama pati, nes jinai šiaip irgi pati labai daug pasitikė savimi dažniausiai ir jinai ir dažnai išklauso ir pati padeda ir daug prisideda į kaip atrasti save ir nežinau. Tai mama tau toks kaip pavyzdys tampa, ne? Kuris tau parodo, kas yra pasitikėjimas savimi, ne? Jo, iš tiesų žmonės šiais laikais kažkaip sunkiai jau geba atrasti tą pasitikėjimą savimi, ne? Tie visi socialiniai tinklai ir tu ateini tą socialinį tinklą, ne? Tu pradedi save lyginti, tas gražesnis, tas protingesnis, tas toks anoks. O aš čia toks paprastas žmogelis ant žemės paviršiaus, ne? Jo, iš tiesų teatre mes turime vieną pasirinkimą, ne? Tai jis yra tik tai vienas – daryti. Jeigu jau atėjau, aš darysiu. Ne, ir nėra kito pasirinkimo. Taip. Aš džiaugiuosi iš tiesų, kad tau padėjo atrasti, ne, tą pasitikėjimą savimi, nes iš tiesų aš atsimenu Mają, kuri atėjo 9 klasėje, ne? Kuri atėjo ir taip tyliai sliūkina. Galima aš pabandysiu ir Mają, kuri yra dabar, kuri drąsiai gali žengti šitos gimnazijos koridoriais, ne? Taip. Toks labai yra akivaizdus augimas, labai džiaugiuosi tą matydamas. Aš labai tikiuosi, kad ir tavo broliai perims tavo šias savybės, ne? Ar yra kažkoks dalykas, pavyzdžiui, ką tu žiūri į savo brolius ir tu galvoji, kaip faina, aš norėčiau iš jų perimti šitą dalyką? Turbūt, kaip jie šiuo metu turi labai daug to kūrybos ir gal tos motyvacijos tiek daryti. Aš nežinau, dar tą energiją, kiek jos jie turi, aš net nesuprantu. Kartais nustebina. Plus, dėstau mintis. Viskas gerai. Jie prisigalvoja tokių dalykų, kur aš pati pagalvoju ir taip, kaip
norėčiau, kad ir man tokios idėjos eitų į galvą. Nes tikrai labai kūrybiški šiuo metu. Norėtųsi to. Mhm. Turbūt tas kūrybiškumas, ateina iš to tokio jauno žmogaus noro eksperimentuoti, pabandyti atrasti, ar ne? Yeah. Vat geras klausimas, kaip išsaugot, kad irgi, žinai, ne vieną kartą esu skaitęs, matęs, kažkur klausęs, kad užaugęs žmogus ir jisai nustoja eksperimentuoti, nes jis pradeda suprasti, o kai jis pradeda suprasti, nustoja eksperimentuoti, jisai pradeda stikti jam to kūrybiškumo, ne? Yeah. Gerai, bus klausimas dabar, kurį mes visi turėsim atsakyti. Kaip išlikti žingeidžiam 21 amžiuje, ne? Klausimas, kurį turėsim atsakyti. Jūs pagalvokit, žiūrovai, turėsit irgi atsakyti. Gerai, Maja, ir turiu tau 2 paskutinius klausimus. Kas yra tavo autoritetas? Turbūt mano ateitis. Aišku ir dabartis, kad eiti link tos ateities, bet jo, aš labai fokusuojuos į ateitį, kas šiaip labai gazdina, bet... O kodėl gazdina, atsiprašau? Nes yra tiek daug dalykų, aš, pavyzdžiui, man taip viskas patinka, man net sunku apsispręsti, ką aš tiksliai noriu veikti. Ir plus reikia dar ir, kai daug nori visko ir viskam reikia skirtingų dalykų ir pasiruošti. Tai toks daug visko. Taip, iš tiesų, Maja tikrai daug veikia. Gerai, ir paskutinis klausimas, Maja, kokia yra didžiausia tavo svajonė? Kaip tik neseniai su mama apie šitą kalbėjau. Tai biškį padarėm prikolą, kad į Hollywoodą nueiti. Jo, šiaip ypač vaikystėje labai norėjau tiesiog būti žvaigždė. Bet kuo toliau vis atrodo, tiesiog vis daugiau tų svajonių ir sunku nuspręsti tą vieną galutinę savo svajonę, nes jos vis tiek keičiasi. Tai neturiu visiškai tikslios svajonės. Aš tikiuosi, kad ir bet kokią svajonę, kuri ateina pas tave, kad jinai išsipildo, ar kad tu randi stiprybės savyje pildyti savo tas svajonės ir taip pat padėti savo broliams pildyti jų svajonės, nes dažnai susidarau tokį įspūdį, kad Maja labai rūpinasi savo broliais ir investuoja labai daug laiko, labai daug pastangų, kad jiems viskas būtų gerai. Čia toksai, irgi dalykas, kurį mes visi galime pasakyti apie Mają, kurie tave šiek tiek daugiau pažįsta. Dabar jau visi žiūrovai pažinos, dabar jie viską žinos. O ne. O taip. Tai va, ačiū labai, Maja, kad skiri mums savo laiko, kad atėjai pas mus, kad pasidalinai savo patirtimi, savo išmintimi. Ir ačiū tau, kad buvai. Ir palinkėsiu tau geros dienos. Ačiū tau, kad pakvietei. Visada. Ir galim palinkėti visiems žiūrovams viso ate, kurie išbuvo su mumis iki galo. Ir susitiksime kitose laidose.